Kaip tapti milijonierium per 18 minučių? Įsibėgėjanti muitų istorija, milžiniškos baudos šiukšlių maišų gamintojams bei kova tarp Elono Musko ir OpenAI. Labas, su jumis kanalas Finansiškai raštingi ir šiandieną surinkom jums pačias įdomiausias savaitės naujienas. Todėl spaudžiam like mygtuką ir važiuojam. JAV bankai paskelbė pirmojo ketvirčio rezultatus. Didžiausias Amerikos ir apskritai viso pasaulio bankas JP Morgan Chase viršijo analitikų lūkesčius. Banko pelnas per ketvirtį išaugo 9% iki beveik 15 milijardų dolerių. Pajamos kilo 8% iki kiek daugiau nei 46 milijardų, nors prognozuota buvo 2 milijardais mažiau. Tiesa, nepaisant gerų rezultatų, banko vadovas Jamie Dimon išreiškė atsargumą dėl tolesnių ekonomikos perspektyvų, turint omeny geopolitinius neramumus, priekybos karą ir infliaciją. Lūkesčius viršijo ir Morgan Stanley. Banko pelnas išaugo 26% iki 4,32 milijardo, nors buvo tikėtasi beveik 2 kartus mažiau. Pajamos pasiekė rekordą – beveik 18 milijardų. O štai vienas didžiausių JAV bankų, Wells Fargo, paskelbė mažesnės nei tikėtasi ketvirčio pajamas. Šios siekia kiek daugiau nei 20 milijardų dolerių, nors analitikai tikėjosi, kad pajamos sieks arti 21 milijardų dolerių. Tiesa, grynasis pelnas išaugo 6% iki beveik 5 milijardų. Apibendrinant, matom, kad didžiųjų JAV bankų pirmojo ketvirčio rezultatai buvo kontrastingi. Nuo rekordinių pajamų iki lūkesčių nepateisinusių rodiklių. Pirmadienį aukso kaina šiek tiek smuko nuo rekordinio lygio investuotojams sureagavus į Donaldo Trumpo sprendimą pritaikyti tam tikras išimtis Kinijai dėl importo muitų. Tiesa, aukso kainos sumažėjimas buvo itin mažas – 0,3%. Rinkai išliekant įtemptai dėl augančio JAV ir Kinijos prekybos konflikto, tikėtina, kad aukso kaina ir toliau laikysis aukštumoje. Pavyzdžiui, Goldman Sachs šiems metams pakėlė aukso kainos prognozę nuo $3,300 iki $3,700. Be to, ekspertai auksą vertina kaip gerą apsidraudimo priemonę nuo JAV grėsiančios recesijos. Ar tai būtų auksas ar kažkokia kita finansinė pagalbė, bet apsidraudimą savo gyvenime turėti visada reikia. Negali gyventi nuo algos iki algos ir mėnesio gale krapštyti paskutinių centų, nes niekada nežinai, kas gali nutikti ir kada prireiks pinigų. Todėl tam reikia ruoštis. Ir tą daryti nėra taip sunku, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Pavyzdžiui, Freedom24 platformoje gali atsidaryti paskyrą, pasipildyti sąskaitą ir pasirinkęs iš daugybės investicinių instrumentų pradėti investavimo kelionę. Be to, jei sąskaitą atsidarys ir papildys iki balandžio pabaigos, su nuolaidų kodais WELCOME dar gali gauti iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų. Visa reikalinga informacija, kaip visada, video aprašyme. JAV sprendimas bent jau kol kas neapmokestinti išmaniųjų telefonų, lustų, kompiuterių ir kitų technologinių įrenginių papildomais muitais įnešė šiek tiek optimizmo Azijos rinkose. Po praėjusios savaitės chaotiškų svyravimų pirmadienį Azijos rinkos atsigavo ir fiksavo kilimą. Pavyzdžiui, Honkongo akcijų birža pakilo daugiau nei 2%, o Tokijo Nikkei indeksas augo apie 1,5%. JAV akcijų ateities sandoriai taip pat kilo. S&P 500 ateities sandoriai pakilo apie 1,5%, Nasdaq arti 2%, o Dow Jones beveik 1%. JAV sprendimai dėl muitų išimčių suteikė šiek tiek palengvėjimo tokioms įmonėms kaip Nvidia ar Apple, kurios gavo pertrauką nuo papildomos mokestinės naštos. Tiesa, kiek ilgai tai tęsis, kol kas nėra aišku. Mat Amerikos prezidentas vis tiek tikino, kad jokių išimčių nebus ir galiausiai sumokėti teks visiems. Kitaip tariant, akcijų rinkos gali ruoštis dar vienai nestabiliai savaitei. O jeigu ir tau norisi stabilumo tvarkantis su asmeniniais finansais, tai nemokamai prisijunk prie Skool. Ten rasi naujausią informaciją apie tai, kas vyksta rinkoje. Įrankius, kaip valdyti biudžetą, daug edukacijos ir bendraminčių bendruomenę. Nuorodą rasi video aprašyme. Lietuvos bokso elitui Eimantui Stanioniui ankstyvą sekmadienio rytą nepavyko pratęsti pergalių serijos. Itin reklamuotoje dvikovoje su Jaronu Ennisu, kurioje varžytasi dėl 3 diržų, lietuvis patyrė pirmąjį pralaimėjimą profesionalo karjeroje. Visgi Stanionis turėtų gerokai papildyti savo kišenę, o kova buvo įvardyta kaip pelningiausia Lietuvos istorijoje. Nors oficialūs skaičiai ir nėra pateikiami, skaičiuojama, kad Ennisas už kovą turėjo uždirbti apie 2,5 milijono, o Stanionis apie 1,8 milijono dolerių. Tiesa, šios dvikovos organizatorius bokso pasaulį sudrebino pareikšdamas, kad nors Ennisas ir pritraukia daugiau sirgalių, esą per derybas sutarta, kad daugiau pinigų uždirbs Stanionis.
Štai jums receptas, kaip tapti milijonieriumi per 18 minučių. Tik papildomai dar reikia turėti talento ir fanatiškai treniruoti 16 metų. Ir kaip pasakė Silvestras Stallone filme Rocky Balboa. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. To ir palinkėkim Eimantui, kuris mūsų širdyje vis tiek yra čempionas. O kaip jums patiko kova? Pasidalinkit komentaruose. Trumpo muitai gali sukurti rimtą sveikatos sistemos problemą. Pavyzdžiui, papildomi mokesčiai vaistams importuojamiems į JAV turės pasiekmių vaistų gamintojams ir net pacientams. Ekspertai perspėja, kad bus sutrikdyta sudėtinga vaistų tiekimo grandinė. Taip didės medikamentų kainos, o svarbiausių vaistų tiesiog gali imti trūkti. Prieinamumas gali tapti problema Jungtinėse Amerikos valstijose. Didžiausia rizika kyla generinių vaistų gamintojams. Jie gali prarasti rinką dėl mažų pelno maržų bei priklausomybės nuo pigesnių ingredientų, kurie dažnai importuojami iš Kinijos ar Indijos. Muitai lengviau įveikiami patentuotų originalių vaistų gamintojams, kurie yra brangesni. Tačiau tai reiškia, kad tokių vaistų kainos gali dar labiau išaugti ir tiesiogiai paliesti pacientų kišenes. Trumpas, žinoma, įvedamais muitais nori paskatinti, kad gamintojai keltųsi į JAV. Tačiau tokie persikelimai kainuoja brangiai ir užtrunka ilgai. O kai kurios vaistų kompanijos jau perspėjo, kad dėl muitų mažės plėtra ir net galimų tyrimų skaičiai. ChatGPT valdančios OpenAI ir Elono Musko kova pereina į naują lygį. OpenAI padavė Muską į teismą, kaltinama turtuolį tuo, kad jis siekia nuolat stabdyti įmonės veiklą dėl asmeninės naudos. Bendrovė tikina, kad Muskas naudoja blogos valios taktiką. Nori sulėtinti OpenAI vystymą bei perimti pažangės dirbtinio intelekto technologijas, panaudoti jas savo interesams ir stabdyti progresą. Esą nuolatiniai Musko bandymai įsigyti OpenAI pačiai bendroviai nėra naudingi. Turtingiausias planetos žmogus buvo vienas iš OpenAI įkūrėjų, tačiau paliko įmonę 2018 metais tvirtinama, kad bendrovė nukrypo nuo savo pradinės misijos, tai yra kurti dirbtinio intelekto technologiją skirtą žmonių geroviai. 2023-aisiais Muskas pats pateikė ieškinį prieš kompanijos generalinį direktorių Samą Altmaną, siekdamas sustabdyti įmonės struktūrinius pakeitimus. Taip pat Musko valdoma xAI bando konkuruoti su OpenAI ir pasiekti dominuojančią poziciją rinkoje. Tačiau kol kas to padaryti nepavyksta. Šiukšlių maišų ir valymo priemonių gigantė Clorox Australijoje buvo nubausta milžiniška bauda už melagingą reklamą. Teismas bendrovei paskyrė daugiau nei 5 milijonų JAV dolerių baudą už tai, kad Clorox vykdė vadinamosius greenwashing veiksmus. Bendrovė reklamavo šiukšlių maišus, teigdama, kad jie pagaminti iš 50% perdirbto plastiko surinkto vandenynuose ir jūrose. Tokių maišų kaina buvo aukštesnė nei įprastų maišų, o Clorox spėjo jų parduoti virš 2 milijonų. Tačiau paaiškėjo, kad iš tiesų reklamuojami maišai buvo pagaminti iš plastiko, kuris surinktas Indonezijos bendruomenėse esančiose per keliasdešimt kilometrų nuo pakrantės. Kai vartotojų priežiūros institucija pradėjo tyrimą, įmonė nutraukė šių produktų tiekimą. Clorox savo kaltę pripažino ir bendradarbiavo su priežiūros institucijomis. Be to, teismas pripažino, kad įmonė iš tiesų tikėjo, jog produktai prisidės prie plastiko atliekų sumažinimo vandenynuose, nors ir žinojo, kad plastikas nebuvo surinktas tiesiai iš vandens. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrit ir pasimatom kitą savaitę.